atsakingai. Mėgstantiems miesto gatvėse automobiliais lakstyti dideliu greičiu, šis reportažas bus skirtas būtent jums. Dalyvaukite slalomo ir drago varžybose. Bus saugiau. Sekmadienį Jonavos aerodrome surengtas Vimota greituminis slalomas ir dragas. Dalyvių klasės suskirstytos į FVD, automobiliai varomi priekiniais ratais, RVD, automobiliai varomi galiniais ratais, AVD, automobiliai varomi visais ratais, merginos ir Open klasė, papildomas važiavimas dalyviams. Į trasą buvo leidžiami po 2 automobilius, 35 sekundžių intervalu. Iš viso 3 važiavimai po 2 ratus. 2 geriausi važiavimai sumuojami. Ruklos Gaižinio poligone vyko greituminio slalomo varžybos. Ten vyksta lenktynės figūrinio važiavimo. Susirenka iš visos Lietuvos lenktynininkai varžytis ir lenktyniauti tarpusai, žiūrėti, kas yra greitesnis. Trasa ta pati, jie važiuoja eilės numerių tvarka ir po to kompiuteriu, kaip sakant, išformuojam, kas yra greitesnis, kurio laikas yra trumpesnis įveikimo trasos. Na ir kas nugalėtojas, kas greičiausias? Yra 15, kaip sakant, tų nugalėtojų. Tai yra 5 klasės surūšiuotos, merginos, priekių varomų ratų klasė, galų varomų ratų klasė, AVD. Tad kuris pats greičiausias absoliučiai, dabar negaliu vardinti, bet visada būna greičiausias priekių varomų klasės automobilis kažkodėl, ne 4. Ir tai lemia daug kas į padangas geras, į vairavimo sugebėjimus, į automobilį investuotą. Tai greičiausia dabar vardo pavardės gal ir neminėsiu, bet va šitie automobiliai yra greičiausi. Tai toj klasėje pasižymi pas mus panelės, labai smagu, kad atvažiuoja nepabūksta su vyriškiais palenktyniauti. Kai kurios yra antiek greitos ir turi daug patirties, kad netgi ir vaikinam duoda į kailį, neblogus laikus rodo. Tad dalyvavo 5 merginos, turėjome jauniausią dalyvį. 14 metai, kaip žinia. 14 metai taip pat. Slalome sutikome jauniausią dalyvį Domą, kuriam vos 14 metų. Pasak jo, vairuoti mokėsi jau nuo 11. Sipažink, kiek tau metų? 14. Ir tėvai neprieštarauja, kad vairuotum? Kiek laiko jau vairuoji? 3 metus. 3 metus? Tai nuo 11 taip išeina, ne? Mašina tėvo. Sėkmės. Kaip sakė autoklubo Extreme Drivers prezidentas Valdemaras Krajauskas, važiavimuose dalyvavo ir merginos. Vairuotoja Eglė lenktynėse dalyvavo su Mini Cooperiu. Ką tik stebėjom jūsų važiavimą, kaip vertinate pati? Manyčiau, galėčiau ir geriau, bet yra kaip yra kitą važiavimą, pasistengsiu dar labiau. Ar tokia mažytė mašinytė gerai veža tokiose lenktynėse? Jinai atrodo labai mažytė, šiaip yra tikrai kompaktiška ir manau, kad savo galimybėm puikiai galiu ją išnaudoti ir manau, kad man geriau ir negali būti jau. O čia jūsų yra toksai laisvalaikio pomėgis ar jau gyvenimo būdas lenktyniauti? Tai yra tiek gyvenimo būdas, tiek laisvalaikis ir hobis, užsiėmimas. Tai darau tai, ką tikrai mėgstu. Kiek laiko jau tai darot? Iš tikrųjų pradėjau vairuoti būdama labai jauna, gal kokių 12 metų. Ir jau nuo tada man tai pradėjo patikti ir vairavau, tobulėjau, ėjau į sportinio vairavimo centrą ir dabar tiesiog jau pati mokiausi iš savo klaidų. Greituminėme slalome ir drage dalyvavo 63 dalyviai. Į Jonavos rajone Gaižiūnuose esantį aerodromą renkasi ne tik jonaviečiai. Būtent šitas varžybas, man atrodo, gal atvažiavo iš Vilniaus, bet kiek žinau, tai atvažiuodavo netgi iš Klaipėdos entuziastai. Pasirodo, sportininkų, mėgėjų, lenktynininkų turim pilną. Ir kas keišiausiai, kad tie iš Klaipėdos, iš Vilniaus, nebūtinai prizinių vietų atvažiuoja. Jiems tiesiog patinka pats renginys, greičio, kaip sakant, azartas, pats dalyvavimas patinka. Na, iš tikrųjų, užverda kraujas, kai jau išgirsti lenktyniaujančius automobilius. Nu, žiūrovam iš tiesų slalomas gal nėra taip aktualus kaip drago lenktynės. Pastebėjau, kad daugiau į dragą atvažiuoja žiūrovų, bet, pavyzdžiui, pats lenktynininkai labiau vertina slalomą, nes jie tenais gali išsilakstyti, išsilieti, adrenalinas įveikti, kliūtis, kaip sakant, juk tenais reikia jiems figūrinti tą važiavimą važiuoti, o ne tiesiai. Tai ten jau sprendžiasi ne automobilio daugiau gale, o jo vairavimo sugebėjimai. Pačiose varžybose nelaimingų atsitikimų išvengta, tačiau dieną prieš tai, treniruotės metu, automobilis apsivertė. Visa laimė vairuotojas liko sveikas. Visa, kaip sakant, mano varžybų organizavimo istorija buvo treniruotė vieną dieną prieš varžybas ir buvo toks
įvykis. Vienas žmogus pagavo stogą. Tai stogas, vadinasi, kai mašina išvežė iš trasos ir jinai tenais pagavo tokių plytgalių truputėlį žaliai ir apsivertė netikėtai. Bet lenktynininkui pačiam nieko nesitiko, buvo su šalmu, kaip sakant, saugiai, jis tenais toj mašinai buvo, pats išlipo ir tiesiog patyrė nuostolių mašiną. Bet nebaisu, nebaisu. Ten stiklas, ten veidrodėlis nulūžo, mašiną atvertėm ir po to nukeliavo jinai į Vilnių, jau ne pati, bet nutempė. O šiaip pats dalyvis, tas, kuris važiavo, treniravosi, mane nuramino, kad grįžo jau laimingai namo ir laukė sekančių treniruočių, nes jam labai patiko. Na, o dabar truputį apie patį autoklubą Extreme Drivers. Šis autoklubas vienija vairuotojus, kurie domėsi ekstremaliu automobilio vairavimu ir autosportu. Įkurtas jis 2009 metais, kovo 18 dieną. Klubo veikla paprasta – populiarinti Lietuvoje drago ir slalomo varžybas, jas organizuoti ir žinoma dalyvauti. Mūsų asociacija Extreme Drivers, autoklubas Extreme Drivers, įsteigta 2009 metais. Mūsų, kaip sakant, paskatino tos, kaip čia pasakyti, mėgėjus greičio įsteigti šitą klubą, tam, kad oficialiai legaliai gautume mūsų poligono trasą. Nes mes iš pradžių bandėme taip neformaliai lenktyniauti, sakyti ir sako, turi būti kažkas tai tokio juridiško. Įsteikite klubą, gausite leidimus ir tada galėsite ramiai savo važinėti. Nereikės tenais trukdyti nei kariškių, nei ten mūsų išvaikyti. Tad tai ir įsteigėm šitą klubą ir dabar yra mūsų 22 klubo nariai. Organizuojam varžybas kažkur, tai stengiamės į mėnesį kartą, susiderinam leidimus su kariškiais, su pareigūnais, dabar kadangi vasara su gaisrine, kad viskas vyktų saugiai, sklandžiai. Ir ką? Pagrindinis mūsų tikslas yra populiarinti drago ir slalomo varžybas Lietuvoje. O šiaip mes nebūrėm jokių konkrečiai mašinų tenais, kaip būna BMW ar Audi. Mūsų klubo siekiai suburti visus besidominčius netradicinių ekstremalių automobilių sportų. Būtent greituminio slalomo ir drago varžyboms. Pabaigai Valdemaras Krajauskas sako, visiems dar neragavusiems autosporto ir ypač tiems, kurie gatvėse mėgsta palakstyti. Atvažiuokit pas mus į poligoną ir parodykit, ką mokat. Bus saugiau. Mes jūs už tai ir pagirsim ir įvertinsim. Geriau išsilakstykite trasoje, nes gatvėje pralėkus dideliu greičiu jūsų neįvertins niekas, nebent policija.